ateityje įmanoma, bet reikia, kad kuo daugiau merginų tuo dalykų domėtųsi ir labai, kad nebūtų didelis amžiaus išsibarstymas, kaip dabar yra, nuo tokios iki didesnių. Nes, tarkim, imkim ir čiuožia mūsų senųjų buvusių ledo ritulininkių, kurios jau yra po 30 metų ir toj pačiai komandai žaidžia turbūt 9 metų mergaitės, tai labai didelis amžiaus skirtumas. Reikia, kad, mano nuomonė, reikėtų, kad kuo daugiau būtų tokios reklamos, populiarinimo būtent moterų ledo ritulio. Daugiau tokių renginių, kad ateitų, pamatytų, kad va, čia čiuožia ne vien tik tai vaikinai, bet ir merginos gali tai daryti. Kadangi jau visose kitose šalyse yra, tai ne naujiena, imkim tą pačią, netgi Pietų Afrikos Respublika turi moterų ledo ritulio komandą. Tai, kaip sakant, žiūrėkim į ateitį. Well, it is a long way because, as you know, hockey is two sports, hockey playing and skating. So the boys and girls, also the girls, when they're young, they must start in school with skating. And then hockey is much easier. Yes, but you go to schools and make promotions. So more young girls from kindergarten and also from grade 1, 2, 3, 4 come for skating, and you give them helmets and sticks, and then you can play hockey. So that's also schools must come in morning for public skating, and then you can have one sector where you play a little bit hockey with the girls.